Neleiskite kaltei nugalėti ryžto. Nusiteikimas visada ištaisyti klaidą aukščiausių lygių ir suvokti klaidos priežastis – tai būdas teisingai ištaisyti klaidas. Kaltės priėmimas ir nieko nedarimas tik apsunkina mūsų gyvenimą, sukuria daugybę baimių, kurios dar labiau suvaržo ir to pasekoje vis sunkiau išspręsti didelės problemas. Ilgainiui tampa apskritai sudėtinga tvarkyti savo gyvenimą, nes prote įsigali baimė suklysti ir vėl būti kaltu. Todėl bijoma daryti svarbius žingsnius. Kaltė gyvenimo sustabdo. Kaltės jausmas yra puikus būdas sustabdyti žmogų. Būtent todėl taip aktyviai ginamės, jei kažkas mus kaltina. Ginamės, nes intuityviai jaučiame, kad priėmę kaltę užkirsime savo kelią vėl kartoti šį veiksmą. Nesvarbu, geras jis ar ne. Gyvenime gausu situacijų, kai kiti žmonės jūs gali apkaltinti įvairiais dalykais. Nors iš tikro jie yra neteisūs, nes nežino visos situacijos. Tačiau dažniausiai save apkaltiname mes patys. Tai vyksta ypač dažnai tuomet, kai neturime pasitikėjimo savimi. Tuomet net ir menkiausia aplinkos kritika sminga į mus kaip didžiulis kaltės akmuo. Priimti ar nepriimti kaltės, šį kartą nekeliame šio klausimo. Keliame kitą klausimą, kaip visais įmanomais būdais išsiaiškinti, kur buvo padaryta klaida ir ar tikrai ji buvo padaryta. Jei kažkas, ar jūs pats save apkaltinote. Jei jums įvykis yra svarbus ir esminis, mes privalome visą dėmesį skirti išsiaiškinimui, kas buvo teisinga ir kiek įmanoma ištaisyti pasekmes. Tačiau jokios kaltės. Kaltę paverskime klaidos ištaisymu aukščiausių lygių. Nusiteikimas visada ištaisyti klaidą aukščiausių lygių. Tai ne tik, kad nestabdo gyvenimo, bet kaip tik skatina dar labiau veržtis ir skatina daryti tai, ko prašo siela – įgyvendinti misiją. O jei gyvenime nuolat priimame kaltę, pilnai neištaisom pasekmių ir neskiriam dėmesio pasitaisyti, kaltės kaip sunkus akmenys kaupiasi kuprinėje, kurią nešame visą savo gyvenimą. Su kiekviena nauja kalte įgauname baimę. Kuo kaltė didesnė, tuo baimė didesnė. Kuo daugiau baimių, tuo mažiau galime gyventi laisvėje. Su kiekviena kalte kuriame kalėjimą prote, kuris suvaržo galimybės net ir esant pačiame rojuje ant žemės. Kaltė neleidžia pajudėti iš vietos, nes bijome ir vėl suklysti, ir vėl patys save graužti, sielotis.